Priešmenstruacinis sindromas arba PMS nėra normalus moters ciklo etapas. Kontraceptinės tabletės ar nuskausminamieji PMS neišgydo, nes jie nesprendžia priežasties ir net atvirkščiai dar labiau apkrauna kepenis, kurios ir taip neturi pakankamai resurso. Raktas į tai, kad PMS nebūtų, yra virškinimo sistemos sveikata. Jeigu yra problemos su skrandžiu, gastritas, erozijos, kyla rūgštis, baltymai bus nepakankamai suvirškinami. Taip pat blogiau bus pasisavinami B grupės vitaminai, magnis, cinkas – medžiagos, kurios yra būtinos nervų sistemos stabilumui ir progesterono veikimui. Toliau, mityba. Jeigu yra nereguliarus valgymas, nuolatinis užkandžiavimas, daug cukraus, fruktozės ar rafinuotų angliavandenių, tai sukelia gliukozės ir insulino svyravimus ir dėl to atsiranda dirglumas, nerimas, nuovargis ir dar labiau sustiprėja noras saldumynams prieš menstruacijas. Svarbus vaidmuo tenka ir kepenims. Būtent jos aktyvina ir pašalina estrogenų perteklių. Jeigu kepenys neatlieka detoksikacijos funkcijų tinkamai ir yra perkrautos, estrogenai nepaverčiami į neaktyvias formas ir lieka cirkuliuoti organizme. Toliau, jeigu yra sutrikusi mikrobiota, estrogenai nėra tinkamai pašalinami su išmatomis, o vėl yra reabsorbuojami atgal į kraujotaką. Tai yra vadinama estrogenų dominavimu, kuris stiprina PMS simptomus – krūtų jautrumą, pilvo pūtimą, skysčių kaupimąsi, nuotaikų svyravimus, skausmą, depresyvią nuotaiką ir erzulį. Kad ir kaip keistai skambėtų, PMS reikia tvarkyti nuo skrandžio, kepenų ir mitybos, o tik tada vertinti hormonus. Ką daryti ir kaip sau padėti, daugiau informacijos rasi aprašyme po šio vaizdo įrašu. Komentuok arba dėk laiką, kad šis video pasiektų tas, kurioms to reikia.